kad vasarą galime groti ir jūs linksminti, nes mus remia Lietuvos kultūros taryba, Panevėžio rajono savivaldybė, mūsų taip pat partneriai Panevėžio dailės galerija, kompanija Muzikinis Rūsys ir viešbutis Romantika. Jiems galėtumėt paploti apšilimą šią kartus. Ir šiandien mūsų koncerte pirmą kartą per daugelį metų dalyvauja orkestras, kuris tikrai nevažiuos į dainų šventę, vaikų moksleivių šventę tikrai nevažiuos. Ir kviečiam į priekį, į sceną orkestrą, patį brandžiausią mūsų Aukštaitijoje, orkestras Panevėžio Trimitai. Paplokite jiems. Pilnas, kaip matot, šviesių asmenybių. Orkestro priekina direktorius, mano buvęs mokytojas Sigitas Jakštonis, jam atskiri plojimai su ovacijom. Jūs kažkaip nelabai su plojimais, mokyklai mokėjus ploti kaip nors, ar ne? Yra 3 plojimai, dabar, žinot, vaikus rašo balus jam iki 10, reiškia, tai nuo 6 skaitas, kad nieko gero, jeigu 8, 9, 10 jau netgi gal galės kur nors ir įstoti. Jūs dabar paplokite 8, tai pabandykime, 8. Nu va, jeigu patiks kūrinys ir visi pataikys į natą, tai 8. O jeigu dar dera ir viskas labai gerai skamba, tai 9, tai reikia ploti ir kojam trypti. Pabandom. 3, 4, 9, tai... Na jo, su kojam 10 visiems. O jeigu 10, reikia šaukti kaip ant savo vyro, švilpti, ploti ir da kojam trypti. Na, kaip būna, kaip žmonės susineruoja, arba kaip būgnininkai daro. Pabandom, taip, 1, 2, 3. Čia jau kaip pats geriausias, čia kaip solo kūriniai bus atliekami, čia jau tinka 10. Toksai. Gerai, susitarėm, jau žinot, ne? Viskas tvarkoja. Ir kviečiam prie dirigento pultą ir šios 3 mūsų vasaros koncerto pradžią pradės dirigentas, maestro Kęstutis Plančiūnas. Gero visiems klausymus.
Labadiena, gerbiami panevėžiečiai, svečiai. Labai malonu, kad taip gausiai susirinkote. Šią popietę mes norim jums pristatyti savo naują koncertinę programą, kuri vadinasi tik lietuvių kūriniai. Ką tai reiškia? Kad mes šiandien grosim tik lietuvių autorių kūrinius. Ir stengsimės prisiminti senų laikų dūdų muziką, kuri buvo kažkada senai labai populiari, kurie geri kūriniai buvo kažkada trupučiuką primiršti, mes pabandysim juos atgaivinti. Koncertas bus gerą valandą, o gal ir trumpiau, nežinau, čia priklausys nuo jūsų, čia kaip Remigijus mokė jūs pažymiukais, jeigu daug plosit, koncertas gan bus ilgas, jeigu trumpiau plosit, koncertas bus trumpesnis. Tad gero visiems klausimų. Toliau mūsų programoje lietuvių autoriaus Jono Navakausko valsas Gėlelė.
Ačiū. Taip, toliau mūsų programoje žinomas lietuvio autoris Juozo Tallat Kelpša, kur dabar girdėsite jo dainą Mano sieloj šiandien šventė, kurią atliks mūsų orkestro solistė Regina Juškienė. Prašau. Regina Juškienė. Taip, dabar girdėsite, kaip sako, Panevėžys viskuo jis yra turtingas, tik mes nežinome, ką mes čia turime. Dabar norėsime atlikti panevėžiečiaus kompozitoriaus Antano Bojevičiaus. Antanas gal yra čia? Antanai, esi kur nors, ar ne? Nu nėra dėja, arba nematau. Dabar girdėsite kūrinį, kurį parašė Antanas nuo polkos iki fokstroto.
Ačiū Antanui. Vienas iš jaunesnių kompozitorių dabar girdėsite Kazio Daugėlos pasveikinimas. Tai nuotaikinga pjesė, kuris skirta atsipalaiduoti, pasvajoti. Jeigu turit kas nors laikraštuką kokį, dabar galite ir Facebooką pavartyti. Mes pagrosim taip ramiai ir gan netrumpai. Tai pats jauniausias kolektyvas, ko gero Lietuvoje, iš muzikinių turiuomenį. Kadangi mes skaičiuojame tik dar pilnus 2 metus, o šiais metais gruodžio 2, suveis mums ir 3 metai.
Kolektyvą sudaro, kaip aš visiems sakau, tai mano kolegos, draugai, mano mokiniai, mano draugų mokiniai. Nu, mes sukūrėm tokią Panevėžyje bendruomenę, puikų bendruomenę. Taip, o toliau, kas programai toliau? Mes dabar turim ir vyrišką balsą orkestre. Solistą, tai Gendrių Jakubėną, kuris atliks savo kūrybos dainą Sonetas numeris 2 pagal sonetą Šekspyro poeziją. Ir dar vieną turim kompozitorių Panevėžietį. Labas vakaras. Kadangi Šekspyras rašė sonetą, tai ten buvo apie 55 kalba, o kadangi mes dabar vidutinis amžius 90, tai sakysiu 90, gerai? Čia mergaitėms. Kai raukšlėse tau bus jaunystė dingus ir 90 trūškanų žiemų, prislėgs pečius tau, kam bus įdomu, žiūrėti grožį jau kažkiek pavargusi, o jei tada paklausiu, kaip manai, kur tavo žavesio likučiai šiandien, užgesusių akių gelmiai paskendę, su karteliu man tarsi tu liūdnai, o jei tada paklausiu, kaip manai, kur tavo žavesio likučiai šiandien, užgesusių akių gelmiai paskendę, su karteliu man tarsi tu liūdnai. Gal visi padėnuoti, labai lengvas motyvas. Drąsiau. Ar negeriau tau būtų pasakyti, pažvelk štai mano atžala jauna, geriausia žilo plaukų puošmena, jaunatvės mano dalelytė, o jei tada paklausiu, kaip manai, kur tavo žavesio likučiai šiandien, užgesusių akių gelmė paskendę, su karteliu man tarsi tu liūdnai, o jei tada paklausiu, kaip manai, kur tavo žavesio likučiai šiandien, užgesusių akių gelmiai paskendę, su karteliu man tarsi tu liūdnai, atvėsų metais kraujas tavyje, bet jis gyvybę pasivers nauja, atvėsų metais kraujas tavyje, bet jis gyvybę pasivers nauja. Atvėsų metais kraujas tavyje, bet jis gyvybę pasivers nauja. Gendrius Jakubėnas. Gendriau.
Pasirodė Gendris Jakobinas, Panevėžio senatorius. Toliau girdėsite ir vėl Kazio Daugėlos, to, kur sakiau, jaunesnieji kompozitoriai. Kūrinį, kuris mažai atliekamas kažkodėl tai, netyčia radome natas ir pagrosim, kuris vadinasi Maestro. Kaip Virgilijus Noreika sakė, maestro, tai reiškia mokytojas. Ačiū. Toliau girdėsime Vilniečio kompozitoriaus, kuris parašė tikrai labai daug dainų ir gražių. Ir sena daina, senai parašyta, vadinasi Vilniaus rytas. Nu, dėja, negalime Panevėžio ryto pagroti jums, kadangi nieks dar neparašė. O gal laikui bėgant ir parašys, o žiūri, ten mujuoja muzikantai, kolegos. Ko gero kito koncertą įtrauksime apie Panevėžį dainą. Kviečiame Reginą.
Mėnulis užkliuvo už bokšto auksinio, pabudo diena. Pabeldė į seną raižytą langinę dieną. Pabudo jau rytas, vyko iškrito rasa. Paglosti man skruostą pabudusio ryto visa. Vilniau mano širdį, jaunas gražus išdidus esi. Žingsniai aidi gatve, sveikina rytas tave. O dienos kaip rudenio lapai nuvysta, prabėgs nesustos. Veidai besišypsantis tavo jaunystę kartos. Ateinam, išeinam, tik pėdos palieka vardai ir darbai. Poetų išaukštintas mieste gyvenk ilgai. Gražus išdidus esi, žingsniai aidi gatve, sveikina rytas tave. Mėnulis užkliuvo už bokšto auksinio, pabudo diena. Pabeldė į seną raižytą langinę dieną. Pabudo jau miestas pažadintas ryto, iškrito rasa. Paglosti man skruostą prabudusio ryto visa. Jaunas gražus išdidus esi, žingsniai aidi gatve, sveikina rytas tave. Vilniau mano širdį, jaunas gražus išdidus esi, žingsniai aidi gatve, sveikina rytas tave. Ačiū Reginai. Kitą kartą tikrai apie Panevėžį sudainuosim. O dabar girdėsite Algimanto Raudonykio pjesę. Raudonykį tikriausiai visi žinoma, ne? Kokią dainą jis parašęs yra? Labai žymę. Kokią? Švelnumas, teisingai. Bet mes jos netliksim šiandieną. Aš skaitau, kad švelnumą gali dainuoti tik Noreika. Nu, kitiem nelabai tinka. Deja, mes Noreikos neturim, tad negros. Tad Algimantas Raudonykis, Poleikis.
bet ne Naujalio. Pasirodo, Panevėžyje dar yra vienas kompozitorius, kuris čia ruošiasi. Kęstutis Salikas, kuris ir pats atliks, kaip ir Gendrius, jie patys atlikinėja savo kūrinius. Kęstutis Salikas, svajonė sopraniniam saksofonui ir pučiamųjų orkestrui. Kęstutis Salikas, svajonė. Kai repetuot pradėjome, kolegos Kęstučio paklausė, ta svajonė ta pati kaip ir apie Naujalio? Ne, sako, aš kitą svajonę turiu.
O kokią svajonę? Pagauti didelę žuvį. Tai šitą apie žuvį ir buvę. Už tai tokia griausmingas buvo, nes žuvis labai plakė tik. Gerai, ačiū, Kęstai. Lauksim toliau kito opuso. Taip, grąžiname į sceną Gendrių, kuris nenurimsta, rašo dainas. Ir parašė mums dabar, kaip nekeista, rudenėlį atliksim. Čia toks gavosi paradoksas, matot, gegužės mėnuo, tai dabar nežinojom, ar pavasarėlis, rudenėlis, ar vasarėlė. Kai repetavom, labai buvo žvarbu, lyjo, tai nusprendėme, mus apgavo oras. Bet paklausykit, rudenėlis, gera daina. O žodžiai? Aš noriu pasakyti, kad tai žodžiai mano dėstytojus, puikiausiai atsimenat mūsų chorvedį, patriarką, mūsų Aleksandrą Liberį. Ir kai aš sužinojau, kai jis rašo ir poeziją, jau po to sužinojau. Prieš pat mirtį, tiksliau po jo mirties sužinojau, per jo metinės, tai aš gavau rinkinėlį iš dukters ir kažkaip keletą dainų parašiau. Tai vienas šių rudenėlis. Motyvas labai paprastas, eilės labai nuoširdžios. Aš todėl, kadangi rudenėlis jau prasideda dabar, tai aš norėčiau, kad jūs padainuotumėt. O rudenėjančios laukos, voratinklių nei kvapo, matyt tvoriukams medžiagos, šiais metais neužteko. Visi kartu. O rudenėjančios laukos, voratinklių nei kvapo, matyt tvoriukams medžiagos, šiais metais neužteko. Ir dar kartą. O rudenėjančios laukos, voratinklių nei kvapo, matyt tvoriukams medžiagos, šiais metais neužteko. Nesufleruokit, aš jiem žodžius parašysiu, nesufleruokit. Gerai, o ją dainuosim biškutį tokiam svingo stiliui, bet jums reiks taip pat padainuoti, biškutį greičiau. Nelauktai Kiružę nuspalvoja ir pirmos šalnos paryčiais pakluonę sidabruoja, jau drasko beržo lapelius vėjai rudens pursloti ir paukščiai traukia į pietus šiltų kraštų ieškoti. O rudenėjančios laukos, voratinklių nei kvapo, matyt tvoriukams medžiagos, šiais metais neužteko. O rudenėjančios laukos, voratinklių nei kvapo, matyt tvoriukams medžiagos, šiais metais neužteko. Pabandom taip biškutį praksėti. Ar galima rankyti taip biškutį? Oba. F-do, 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 F. Galima ir paploti. O, padainuoti, ne? Sąlygas Kęstutis. Gal jie primiršo megzt tinklus, gal siūlų neturėjo, o gal Maironis neteisus, skraidynės jos be vėjo, gal kad laikai dabar kiti, tai ir orai dabar kitokie.
savo šokį, o rudenėjančios laukos, voratikliai kvapo, matyk oriukams medžiagos, šiais metais neužteko drąsiau, o rudenėjančios laukos, voratikliai kvapo, matyk oriukams medžiagos, šiais metais neužteko. O rudenėjančios laukos, voratiklio kvapo, matyk oriukams medžiagos, šiais metais neužteko. O rudenėjančios laukos, voratiklio kvapo, matyk oriukams medžiagos, šiais metais neužteko. O čia ta Aleksandro Liberio dukrinė, kuri man knygutę padavnojo. Ačiū tau labai. Da bus dainų prižadų daug. Aleksandras Liberis nusipelnė. Ačiū labai. Genijus Jakubėnas ir mokytojas Aleksandras Liberis. Rudenėlis. Kadangi pagal sudėtį vadinasi orkestras pučiamo instrumento orkestras. Koks pučiamo orkestras, kuris groja variniam ir mediniam dudelėm, negros maršą. Ir įtraukėme seno kompozitorius Broniaus Jonušo maršą, smetonišką va sufleruojimą. Plaukia savo laivelis. Pučiamųjų instrumentų orkestras Panevėžio trimitai. Turėtume taip, toliau. Tauras Adomavičius. Eisim prie linksmesnės muzikos. Samba
Skambėkite trimitai. Programa baigėsi. Kaip ir pradėjome Benjamino Gorbulskio kūriniu Trimito paradas, da Panevėžio trimitomis nespėjau parašyti. Ir Benjamino Gorbulskio užbaigsime kūriniu Taikos trimitai.
koncertas pasibaigė. Jums šią popietę grojo Panevėžio trimitai. Dainavo Regina Juškienė. Regina Juškienė. Ir kompozitorius Panevėžio Sinatra Gendrius Jakubėnas. Prie dirigento pulto Kęstutis Plačiūnas. Solo saksofonai Kęstas Salikas. Orkestro vadovas Sigitas Ekštėnis. Dėkojame orkestrui, dėkojame Lietuvos kultūros tarybai, Panevėžio rajono savivaldybei, visiems rėmėjams palaikytėms, ačiū Dailės galerijai. Ačiū Jums, kai vis laik susitvarkom kėdės ir pasimatom kitą penktadienį jums gros Panevėžio rajono orkestras Šylagalio brass bandas Klepučinė. Welcome back next